Sveiki visi ir sveiki sugrįžę į grybų pasaulį. Aš jūsų vedėjas Mykolas Grybauskas. Šiandien pas mus vieši biologijos mokslų daktarė ir, tikra grybų entuziastė Auksė Mikelionytė. Sveiki, Auksė. Labadiena, Mykolai. Džiaugiuosi galėdama pasidalinti žiniomis apie vieną iš mano, mėgstamiausių grybų. O kalbėsime apie tikrą karalių. Grybą, kurį daugelis tikriausiai ragavo Azijos virtuvės restoranuose. Bet galbūt net neįsivaizdavo, kad jis gali augti ir Lietuvos sode. Tai valgomasis dantinis, pasaulyje geriau žinomas kaip šitakė. Aukse, papasakokite, kas tai per grybas ir kokia jo populiarumo paslaptis. Šitakė arba lentinula edodes yra tikra Rytų Azijos legenda. Ten jis vertinamas jau tūkstančius metų ne tik kaip maistas, Taip? bet ir kaip svarbi tradicinės medicinos dalis. O jo pasaulinio populiarumo paslaptis slypi skonyje. Tai yra tas neapibrėžiamas, bet toks trokštamas penktasis skonis – umami. Umami. Dėl jo šitakė yra sodrus, žemiškas, beveik mėsiškas. Būtent todėl jis suteikia patiekalams neįtikėtino gilumo. Taip, tas umami skonis yra tikrai išskirtinis, bet mane, kaip ir daugelį turbūt labiausiai intriguoja ta kita, medicininė pusė. Nuolat girdime apie jo naudą sveikatai. Ar tai, tik gražūs pasakojimai, ar mokslas jau turi tvirtų įrodymų? Tikrai turi ir atradimų vis daugėja. Bene svarbiausia ir geriausiai ištirta savybė – tai poveikis imuniniai sistemai. Šitakė grybuose yra unikalus polisacharidas, vadinamas lentinalu, ir kiti beta-gliukanai. Šias medžiagas galime įsivaizduoti kaip asmeninius mūsų imuninės sistemos trenerius. Kaip įdomu. Jos nesunaikina patogenų pačios, bet skatina mūsų organizmą gaminti daugiau apsauginių ląstelių, tokių kaip T limfocitai ar natūralios ląstelės žudikės, kurios efektyviau kovoja su infekcijomis. Vadinasi, tai ne tiesiog maistas, o aktyvus mūsų mitybos komponentas, galintis daryti realų poveikį. Būtent. Yra atliktas įdomus tyrimas Floridos universitete. Sveiki žmonės vieną mėnesį kasdien valgė po 2 džiovintus šitakė grybus. Oho! Rezultatai parodė, kad jų imuniniai žymėnai ženkliai pagerėjo, o uždegimo lygis organizme sumažėjo. Tai rodo, kad net ir nedidelis kiekis įtrauktas į mitybą reguliariai gali duoti naudos. Fantastika. O kaip dėl kitų teiginio? Teko girdėti apie naudą širdžiai, netgi apie pagalbą vėžio gydyme, kas skamba labai drąsiai. Kalbant apie širdies sveikatą, šitakė turi visą naudingų junginių arsenalą. Pavyzdžiui, eritadininas padeda mažinti cholesterolio gamybą, sterolai blokuoja jo pasisavinimą žarnyne, o skaidulos kaip beta-gliukanai padeda jį pašalinti. Dėl vėžio čia reikia kalbėti labai tiksliai ir atsakingai. Minėtasis lentinanas Japonijoje ir Kinijoje yra patvirtintas ir naudojamas kaip injekcinis preparatas kartu su chemoterapija. Supratau. Čia jo tikslas padėti nusilpusiai paciento imuniniai sistemai geriau funkcionuoti ir atlaikyti gydymą. Tačiau privalome pabrėžti, grybų valgymas nėra vėžio gydymo būdas ir jokių būdų nepakeičia tradicinės medicinos. Tai labai svarbus patikslinimas. Bet ar yra kokių nors pavojų? Atrodo, kad šis grybas tikras gėris. Yra vienas labai svarbus niuansas, kurį privalo žinoti visi. Šitakė grybų negalima valgyti žalių ar nepakankamai termiškai apdorotų. Oho, kodėlgi? Daugiais grybų galima valgyti ir žalius. Taip, bet ne šį. Dėl to paties lentinano. Retais atvejais jis gali sukelti labai specifinę odos reakciją, vadinamą šitakė dermatitu. Bėrimas atrodo kaip plonos raudonos juostelės, primenančios nubrusdinus, nors ir nepavojinga gyvybei, bet labai nemalonus ir ništintis. Laimei, sprendimas yra visiškai paprastas. Koks? Tiesiog gerai iškepkite, išvirkite ar ištroškinkite grybus ir mėgaukitės jais be jokios rizikos. Puikus ir labai praktiškas patarimas. O dabar, Aukse, pereikime prie smagiausios dalies. Kaip šį rytų stebuklą užsiauginti savo sode Lietuvoje? Girdėjau, tai įmanoma padaryti ant paprastesnių medžių. Iš esmės taip.
Geriausiai tinka tanki lapuočių medinė, pavyzdžiui, aužolo ar beržo rąstas. Procesas yra, tarsi magiškas ritualas. Oho. Į šviežią rąstą išgrįžiamos skylės, į jas įkalimi specialūs mediniai kaišteliai, prisotinti šitakę grybinės, o tada visos skylytės ir rąsto galais sandarai užliejami vašku, tarsi uždėdami mažus pleistriukus. Ir kas vyksta toliau tame uždarime raste? O toliau prasideda tylos ir nematomas darbas. Rastą reikia laikyti pavėsyje, drėgnoje vietoje ir girbinė, tarsi raknelis sistema, per, sakykime, 6-12 mėnesių turi pilnai apaugti visą medinę viduje. Ilgą laiką? O tada ateina derliaus, kurį galime, išprovokuoti. Išprovokuoti? Kaip tai? Reikia sukelti grybiniai nedidelį, kontroliuojamą stresą arba šoką. Paprasčiausias būdas – parai pamerkti visą rastą į šaltą vandenį. Tiesiog į vandenį? Taip, ir tai grybiniai yra signalas, sąlygos blogėja, laikas daugintis. Ir po tokio šoko, maždaug per savaitę arba 2, pro žyrę pradeda lysti mažos grybų galvutės. Ir besit ir geriausia tai, kad nuo vieno rasto derliumo galima nuimti kelis kartus per metus, net 3-6 metus iš eilės. Vau, tai skamba kaip fantastiškas projektas. Ačiū Aukse už tokį gyvą ir išsamų pasakojimą. Manau, ne vienas klausytojas dabar rimtai susimastys apie nuosavą grybų ūkį. Tikrai prašau. Tai labai įtraukiantis ir, žinote, atsiperkantis užsiėmimas, suteikiantis ne tik maisto, bet ir daug džiaugsmo. Na, o tiems, kas susidomėjo ir nori patys pabandyti užsiauginti šių rytų deimantų, visą reikiamą informaciją, išsames instrukcijas ir žinoma kokybišką grybinę rasite interneto svetainėje grybuauginimas.lt. Ir žinoma, jei patiko šis epizodas, prenumeruokite mūsų kanalą ir pasidalinkite juos su kitais grybų entuziastais. O pabaigai norėtume palikti jums klausimą apmąstymui. Kai vis daugiau sužinome apie gydymosios grybų savybės, kaip tai galėtų pakeisti mūsų požiūrį į maistą, kurį auginame savo soduose? Ar riba tarp maisto ir vaisto pamažu nyksta? Iki kito karto.